Išėjom pasivaikščioti ir žiūrim, kad yra nemokamas įėjimas į muziejų. Tai sakom, užeikim, pasižiūrėsim, apie ką jis. Einam į vidų. Čia tokia yra kavinukė, bet jau ir joje yra daug senovinių akcentų. Oi, kaip gražiai tas laivas. Einam į apačią, pasižiūrėsim, ten pagrindinis muziejus. Čia pavaizduota Husmur Vikar, tai savivaldybės samdoma moteris, kuri buvo apmokyta slaugos, kūdikių priežiūros ir namų ūkio darbų. Oi, čia galima nusipirkti kažką. Hei. Ja. Atėjo muziejaus darbuotojas, kuris papasakos mums truputį apie salos istorijas. Ir pasakoja mums, kad Flekerioj saloj 1905 metais pradėjo veikti viena pirmųjų Norvegijos pakrančių radijo stočių, skirta ryšiui su laivais. Kai vaikščiojom po salą, matėm daugybę karo laikų statinių, bunkerių ir kitų įtvirtinimų. Tai dabar sužinojom, kodėl. Per Antrąjį pasaulinį karą sala buvo strategiškai svarbi, nes saugojo įvažiavimą į Kristiansandą. Muziejuje, ką mes matėm, eksponatai, laivų įranga ir kiti dalykai, tai primena, kad vietiniai žmonės bei jūrų transporto įranga turėjo labai svarbų vaidmenį. Jie padėdavo su ryšiu, su laivais, evakuacijomis ar žinių perdavimu. Tai ši istorija dabar padeda suprasti, kodėl Flekerioj saloj išliko tiek daug karinių statinių. Tai tikras gyvas istorijos liudijimas. O šitame kampelyje vyriškų darbų įrankiai. Ir straipsnis apie berniuką Johaną, kuris žaisdamas pakrantėje atrado daug sudužusio laivo dalių. Įdomu tai, kad XIX amžiuje Flekerioj dar neturėjo nuolatinės mokyklos. Nors dauguma gyventojų pritarė jos idėjai, tik nedaugelis tikėjo, kad sala tai išgali finansiškai. Po ilgų diskusijų ir gyventojų protestų 1835 metais valdžia nusprendė, mokykla turi būti įkurta. Tad 1836 Flekerioj pradėjo veikti nuolatinė mokykla. Pamokos vyko 9 mėnesius per metus, išskyrus gruodį ir sausį. Ir antrąją gegužės pusę ir pirmąją birželio pusę dėl skumbrės žvejybos, kai vaikai ir šeimos buvo įsitraukę į pragyvenimo darbus. Tuo laiku didžiausios pamokų nelankymo priežastys buvo, nes tėvai negalėjo apsieiti be vaikų darbų, trūko drabužių, trūko batų, trūko maisto ir visame regione vyravo didelis skurdas. Bet šalia sunkaus darbo buvo ir šeimų, kurios gyveno pasiturinčiai. Tai liudija drabužiai, batai ir vaikų daiktai, kurių tikrai ne kiekvienas galėjo turėti. O čia prieš 160 metų pastatytų tvartų likučiai Flekerioj saloj. Dalis jo buvo perduota istorijos draugijai ir rekonstruota. Ir čia apie žemės ūkio tradicijas ir šienapjūtę. Čia gyveno žmonės, kuriems svarbiausia buvo išgyventi, dirbti ir perduoti patirtį toliau per kasdieninį gyvenimą. Flekerių gyventojai daugiausiai vertėsi žvejybą, o vaikai nuo mažens turėdavo padėti tėvams. Na, daugelį įrankių ir rakandų labai panašu kaip ir daugelyje kitų šalių senovės gyvenime. Viskas iš medžio ir labai primityviai.
O čia jau seka kita istorijos dalis. Muziejuje pasakojama, kaip XIX amžiaus pabaigoje ir XX amžiaus pradžioje daug Flekerio jaunuolių patraukė į Ameriką, ieškodami darbo ir geresnių galimybių. Kelionė nebuvo paprasta. Iš Norvegijos reikėjo vykti per Angliją, o tik vėliau kirsti Atlantą. 1912 metais grupė jaunuolių iš Flekerio išvyko per Kristiansandą, Hull ir Liverpool. Jų planas buvo ambicingas – plaukti naujuoju ir didžiausiu pasaulyje laivu Titanic. Tačiau dėl angliakasių streiko Anglijoje jie buvo priversti laukti ir nespėjo iš šio laivo išvykimą. Šis vėlavimas tapo lemtingu išsigelbėjimu. Tad vietoj Titanic jie išplaukė su seseriniu laivu Olympic. Vieni pasiliko Amerikoje, kiti išvyko į Detroitą, Brukliną ar Bostoną. Tenai jie dirbo ūkio darbininkais, tiesė geležinkelius ir telegrafų linijas, statė namus, dirbo elektrikais, moterys namų tvarkytojomis. Norvegų bendruomenės ne visada buvo didelis, tačiau žmonės laikėsi kartu. Dalis jų liko Amerikoje visam gyvenimui, sukūrė šeimas, užaugino vaikus ir anūkus, kiti pajutę stiprų namų ilgesį grįžo į Flekeriui. Grįžo ne visi, bet tie, kurie sugrįžo, parsivežė ne tik pinigų. Galbūt todėl ši muziejaus dalis atrodo visai kitaip. Gražesni indai, tvirtesni baldai, rūbai. Tai tylų ženklai gyvenimų, kurie prasidėjo čia, tęsėsi už Atlanto ir sugrįžo atgal jau kitokie. Vieni pradėjo savo verslą, kiti grįžo į žvejybą, bet visi parsivežė naujų žinių, patirties ir pasakojimų, kuriuos dalijosi su šeima ir artimaisiais. Šios istorijos tyliai paliko pėdsaką ne tik namuose, kuriuos jie statė, bet ir salos gyvenime, kuris nuo to laiko buvo kitoks. Ir eidami po salą šiandien galime dar pajusti tuos gyvenimus per daiktus, namus ir tylų prisiminimą, kuris išliko iki šių dienų.